Vos už kelių valandų nuo Lietuvos yra toks jaukus miestelis Tukumas. Tai lekiam. Keliausime toliau po Tukumo apylinkės. Vykome iš Lokembeko dvarą. O ką išduoda ši vieta? Ši vieta yra Latvijos kelių muziejus. Čia prasideda Basų kojų takas. Hello. Hello. Ką jūs čia dabar žiūrit? Mane palikote vieną pačią įveikti tokią trasą? O, kaip badas, ne? Pasidžiaugiame ir dabar keliausime iki Baltosios kopos. Ši nuostabi vieta man už nugaros, manau, yra puiki dienos pabaigai. Džiaukimės gyvenimu. Su tokiu vaiku mažu. Ar žinojote, kad vos už kelių valandų nuo Lietuvos yra toks jaukus miestelis Tukumas? Atvykome čia pamatyti jo senamiesčio, akmenimis grįstos gatvės, spalvoti nameliai, kavinukės ir daug rožių. Nes kiek girdėjau, Tukumas garsėja rožių sodynais. Rasime gal parką kokį, tai vat parodysime, pasižvalgysime ir patys pirmą kartą. Lekiam. Tai lekiam. ate. Jau Tukumui galime dėti didelį pliusą už šitą vaikams skirtą traukinuką. Yra suoliukų, galima tėvam pasėdėti ramiai po medeliais pavėsyje, o vaikas tiesiog užsiima ir žaidžia. Kuo daugiau reikia atostogose. Ir tėvam atostogų. Koks puodukas tau gražiausias yra? Šito jūs lengviau. Šitas, ne? Atvažiavome pasižvalgyti po Tukumo senamiestį, pagrindinę aikštę, bet kaip matome, viskas yra remontuojama, tvarkoma pačiame judesyje. Tai daug žavesio nėra, žvakė, daug negalim parodyti. Bet kadangi mūsų vaikas moka dainuoti, tai problemas nėra. Ieškosime kažko gražaus toliau. Taip ir vaikštome ratais. Nes daug kur yra užtverta. Patekom į akligatvį, teko atgal pareiti. Na, nieko nepadarysi. Kitą vasarą Tukumo centre bus dar gražiau. Aha, čia žuvytė. Greitai pasižvalgėme po Tukumą, po centras ir senamiestis yra pačiame remonte, tai daug žavesio nebuvo. Keliausime toliau po Tukumo apylinkės. Parodysime jums kažką gražaus, o vaikas taip pasidžiaugia rožė. Iš tikrųjų labai daug rožių, labai gražu, kur ne kur, vietomis ir daug tų rožių, arba taip, kad ir nedaug, bet, suteikia tikrai grožę miestai. Kvepia rožės, ariliukai. Kvepia.
O dabar atvykome iš Lokembeko dvarą ir šis dvaras sako, kad yra vienintelis iki mūsų dienų išlikęs įtvirtintas viduramžių ansamblio dvaras Latvijoje. Ir unikalus kultūros paveldas visose Baltijos šalyse. Labai gražus dvaras, tik įėjus, ta žaluma, viskas sutvarkyta, idealiai, gėlytė žydi. Čia matosi labai skaniai kažką neša valgyti, žmonės pietauja. Šis dvaras yra pilnai restauruotas ir aktyvus turizmo, kultūros ir pramogų centras. Tai vadinasi, kad čia kiekvieną dieną lankosi žmonės ir vis kažkas vyksta. O ką išduoda ši vieta? Ši vieta yra Latvijos kelių muziejus. Tai galime pasivaikščioti, pasižiūrėti kelių ženklus, o vėliau nusileidus laiptais galime pamatyti tikriausiai praeito amžiaus furgonus, mašiną, kažkokią dar sunkiosios artilerijos mašiną, aneriliukai. Eisime pasižvalgyti, einame kartu. Pasižiūrėsime, ką čia pamatysime. Na va, ką tik pasidėjome batukus. Visi pasideda. Jūsų kaip kojas kaitina ir tada reikia pereiti kitoj pusės. Kitai kelio pusėje. Ir va čia prasideda basų kojų takas. Hello. Hello. Kokie spalvoti akmenys, kaip viskas gražiai atrodo. Jau iš karto matom, kai yra smagios pramogos. Galime įbristi į upę. Vaikai tą ir daro. Ir va jau čia prasidės po truputį jau. Tokia nemaža erdvė atrodo, bus čia ką pavaikščioti. Šaunuolė, Rilė. Gal eikit per centrą, nes jau mama net įsikabino į bordiūrą. Lieto. Ne, o tuo pabaigti. Čia, žinokit, yra ką veikti. Va šiaip labai įdomu. Apskritai, patys miško garsai, tas toks oro gaivumas, tas toks dvelksmas visokių augalų čia miške, tai taip, tikrai labai fainai. Čia giliukai gal? Ne, čia tiesiog akmenukai tokie pūsti. Oho, kaip fainai. Yra kaitė, ne, Rilėčiai? Ilgas takas. Nes jeigu randame medieną, medį, laiptai, visokie basliai, tai yra tinkamum. Na va, mes tai pasikeisdami ir praeisam basų kojų taką. Šiaip ilgokas, žinokit, mes taip įsivaizdavom trumpesnį, bet šiaip tai labai fainai. Taip, čia taip labai greit nepraeisi, o da, jeigu taip pasižvalgydamas, tai
Labiau pasifotkindamas, tai čia gan tikrai ilgokai ištranki. Ką jūs čia dabar žiūrit, mane palikote vieną pačią įveikti tokią trasą? Mes vedėm. Oho. Oho, koks kvapas. Svajonių kvapas. Bet toliau lipam į vandens tokius kubilus ir nusiplaunam kojas po truputį. Va, žiūrėkit, kaip nebūtų. The small stones I can, but the larger ones not. Man šitą. Toks vapas, kai išeina nuodėmės išpažinti. O, jetau. Nu, kas drąsiausiai vandenį? O, Tu norėjai, ne? čia gilu, ten toliau dar biškai paeigna. Nu, atėjai. Oho. Vieną simuliantą turim. Po vandens jau biškai drąsos įgavom jau. Nebenorėjau. Pagėriau baigęs, ar ne? Norėjau tiek tada. Su palingavimais tu čia. Pietam išbandymas šis tikrai nemažas. Iš tikrųjų dabar dar ir tai nėra tokia karšta diena, bet nemažai dangų yra labai karštos. Tai svilina kojas, po to tenka eiti miško, tiesiog paprastu taku, tai taip atšaldo kojas. Tai tie kontrastai net labai jaučiasi, net nereikia labai kontrastingos dangos. Septyni energijos centrai. Kiekvienas taškas pėdoje yra pavaizduotas. Ką reikia užspausti, matyti. Širdis. Oi. Akis. Oi. Galima vieną taką rinktis, galima sudėtingesnį taką rinktis. Nu, nuotrauka. Foto. Nenori nuotraukas? Tai filmuoju tada. Pamajuok. Pajuosi? Šaunuolė. Baigėme veikti taką. Būtina užsidėti laiko, nes tikrai trasa yra ilga. Galima pasiimti maisto piknikui, atsisėsti ramiai, pabūti toje miško tyloje, pasiklausyti visų švirbliukų, paukščiukų, visokių garsų, pamedituoti ir išeiti tokiam atsigavusiam, tokiam laisvas pojūtį, pajutusiam. Klauso tai mama, gal ką ta mama čia šneka? Nu, žiūrėk. Čia minkštelė, matai? Čia biškas su grūdais. Čia taip kieta visai nieko. Oho! Šaunuolė!
Oho, kaip badas, ne? Nori. Nelabai ir aš noriu, bent reikia čia. Na, valio įvykėt. Alio, viską tik pasidžiaugiau, kad mums pavyko. Opa! Nu gerai, jau tiek prasivaikščiau, kai jau nebenorim. Einam ieškoti kojinių, batukų. Ir ką darom, čia yra kažkur biški maistas kvepia truputį. Kaip ir valgyt norėtum jau. O čia labai yra daug staliukų, pavėsinių, galima piknikauti, jeigu turim savo maistą. Mes dėl nelabai turim. Gal keliausim toliau tiesiog. Tėtis. Bomba. Keliausim toliau tada. Labai patiko, iš tikrųjų tikrai labai ilga trasa ir labai įdomi trasa. Nu jau, manau, tikrai kiekvienam patiks. Nu nebent esat lepnus, tai tada jau gal kažkaip bus per sunki trasa jums. Ne, visą. Taigi viskas, praėjome visą basų kojų taką, o čia matot, va mum šone yra meno takas. Galima daeiti ir meno taką. Bet mes neįsime, nes mes jau šiaip vėluojame į pietų miegą, tai keliausime namo. Ne? Labai džiaugiamės, šiaip su vaiku irgi va. Visai puikiai mes praėjome. Gyvename viename iš šių apartamentų Albatrose komplekse, jų yra daug, netgi 300. Tai galite išsirinkti palei save, norite gyventi pirmame aukšte, antrame su terasa, be terasos, yra balkonai. Labai gražiai viskas išdėstyta, labai moderniai. Na tikrai, žiūrėkit, akį traukia ir labai fainai ir patys džiaugiamės, nes esam čia pirmą kartą ir esam labai patenkinti. Reikia gaudyti vaiką, žinokit, ariliukai. Vaikų zona, va tokia nemaža yra. Ar spėjate eiti? Traukia dėmesį. O čia matote lauką baseiną, kuris jau bus atidarytas rugpjūčio pradžioje. Kaip fainai, Albatros spa. Bus dar daugiau pramogų poilsiaujantiems. Parodėme Albatros apartamentus, kaip jie iš tikrųjų gražiai atrodo, kaip moderni ir kiek iš tikrųjų čia yra daug jų, su savom terasom ir balkonais. O dabar keliaujame prie jūros, viskas labai arti, tiesiog ranka pasiekiama. Paukštis, ar ne? Ar ne paukštis? Šalta? Ne šalta tau. Oho! Oho! Kaip vanduo? Vanduo? Nu, nėra šiltas, bet ir nėra šaltas. O, jetau, kas dabar buvo? Susišlapinai ranką? Nu, va. Mes tikrai atėjom taip nepasiruošę maudynėm, nes dangus labai apgaulingas yra. Toks ant lietaus, tai galvojam, tik greit ateisim, pasižiūrėsim ir eisim namo. Bet kaip čia neįbridus, ar ne, Riliukai? Atvykome į vieną gražiausių ir labiausiai vertinamų Latvijos pajūrio kopų. Tai Baltąją kopą. Ir yra sakoma, kad tai yra viena gražiausių vietų, nes čia mūsų laukia balta kopa, senas pušynas ir labai gražus paplūdimys ir žinoma jūra. Tai keliausime, pamatysime, kas čia mūsų laukia, Rilė, ne?
greitai prasiėmė šią medinių takelių ir pasiekėme šią gražią pakrantę. Saulytė šviečia, labai pasisekė su oru, nes visą dieną labai permaininga yra. Pakrantė, pažiūrėkit, tokia laukinė, tiesiog nuostabi. Pasidžiaugiame ir dabar keliausime iki Baltosios kopos. Va ten ir bus tikrasis grožis. Ar skanu, Arilė? Labai nori pamatyti Baltąją kopą, bet nelabai yra parkingas šalia jos, tai pasistatėme mašiną kilometrų atstumu toliau. Na ką, ir einame pajūriu ir kad kelelis neprailgtų, va, čia yra labai daug mėlynių. Šiaip nerodėm tų mėlynių mes jai, nes yra mūsų labai mėgiamas uogos, na bet kaip čia dabar praeisi, kai taip mėlynuoja? A ne, Arilė? Ne, numaros, kad... Gal spėsim nueiti, kas sutams? Gal spėsim nueiti, nu, nes... Tai dabar čia jau viskas, matos, kad nebėra. Pabariliukai, viskas. Viskas, zuiki. O, papa. Einam, žok, po to sutems. Sutems po to, zuiki. Paskanės sakytis? Skanės. Sakau, gerai miegosit? Į tokią kopą įlipus. Tas smėlis šlapias. Kažkaip sunkiai einas, nežinau. O vaikas eina savo koją, viskas tai tvarkoj. Bet tai, kad ne į tą pusę eina. Čia tu nenueisi, jeigu leisi eit pačiai, ne? Ši nuostabi vieta man už nugaros, manau, yra puiki dienos pabaigai ir čia galima stebėti labai gražius saulėlydžius. Čia stovėdami pasigrožėjome iš tikrųjų šiuo gražiu pušynu, kuris ir saugo šią Baltąją kopą nuo didžiulių vėjų ir visa ekosistema čia yra kitokia. Na ir ką? Ir su šiuo gražiu vaizdu atsisveikiname ir linkime ir jum gražių kelionių, planuokitės. Ir viskas pavyks. Tik tais nepaminėjome, kad nėra jau taip lengva keliauti su to vaiku, kai sakau, planuokitės ir keliaukite, visko būna. Ir nenori keliauti, ir neši. Ir va, gaudai. Ir gaudai. Ir pietų miegas net ne taip gaunasi, kaip patura paprastai gautusi. Migdai 1,5 valandos ir po to išeini su vežimėliu geriau laukai ir žmogdai greitai. Bet vis tiek, tai yra mūsų atostogas, tai yra toks mūsų laikas. Labai smagus laikas. Ja. Džiaukimės gyvenimu. Su tokiu vaiku mažu.